iki šiol dar turim tokią ligoninę, kokią jinai turi. Kokią mes ją turim. Iš tikrųjų veikia pagrindiniai skyriai. Tai vidaus ligų skyrius, mes išlaikėm ir reanimaciją, išlaikėm vaikų skyrių, priėmimo skyrių ir tikrai konsultacinę polikliniką ir stengiamės, kiek galėjome. Aišku, tie visi permainų vėjai ir skersvėjai mūsų mažiausią rajoną palietė galbūt pirmiausia ir skaudžiausia, nes iš visų, kiek yra Respublikoje rajonų, mūsų pats mažiausias pagal gyventojų skaičių ir mūsų gydymo įstaiga ligoninės biudžetas yra pats mažiausias iš visų rajoninių, aš jau nekalbu apie regioninės ligoninės, netgi iš rajoninių ligoninių mūsų biudžetas taip pat buvo mažiausias. Todėl tas darbas iš tikrųjų, galbūt jis buvo nematomas, bet jisai buvo tikrai sunkus ir tikrai, patikėkit, aš atidaviau savo visas jėgas, kiek aš jau turėjau, galbūt nepakankamai, gal kaip visiems, taip kiekvienas turi savo nuomonę, visi vertina, kaip kas mato. Bet aš tikrai stengiausi dirbti ir labai ačiū, kad leidot man 10 metų dirbti. Aš 10 metų tai yra tikrai labai didelis etapas žmogaus gyvenime. Tai buvo darbingi patys, kai sakyčiau, galbūt darbingiausi metai. Dabar jau lieka kitas etapas, galbūt aš dabar dirbsiu kitoj srity, bet aš tikrai nedirbsiu nuošaly, man medicina visą laiką buvo mano pašaukimas tikrasis, tai yra mano gyvenimo kelias ir aš džiaugiuosi tokį kelią pasirinkusi. Taip, kad linkiu visiems sėkmės, būsimai ir gydytojai linkiu irgi kuo didžiausios sėkmės ir geros kloties, visiems gero darbo ir vairuotojų taip pat, kad toliau gyvuotų, liktų, egzistuotų ir kad neliktų, bet tikiuosi viskas bus gerai, viskas tik į gerą. Ačiū.